Šios dienos video pamokysiu, kaip naudotis Google Gemini. Tai dirbtinio intelekto didžiųjų kalbų modelis iš Google. Savo kanale jau esu apžvelgęs tiek ChatGPT, tiek Claude, tiek kitus dirbtinio intelekto modelius, tačiau Gemini iki šiol dėmesio daug neskyriau. Ir manau, kad atėjo laikas, nes Gemini prieš keletą mėnesių pasiūlė nemokamai pasinaudoti Gemini Advanced. Taigi, kuom Gemini Advanced yra geresnis nei įprastas, šiame video ir pamatysit. Rodau iš savo asmeninės paskyros, nes verslo paskyra neturi visų galimybių, tiksliau, verslo paskyroje nėra įjungti tokie dalykai kaip extensions, ar ne? Bent jau šiai dienai. Reiškia, kad Gemini verslo paskyroje kol kas negali draugauti su Gmail, Google Drive, Google Docs ir YouTube. O būtent šiandien norėjau padaryti išsamų video, išsamią pamoką, kaip išnaudoti visas Gemini Advanced galimybės. Tiesa, daug dalykų, kuriuos parodysiu šiame video, veikia ir su nemokama versija, tiesiog Gemini ar ne, kuri prieinama kiekvienam. Taigi, kaip matot, čia naudojasi AI Premium planu, kuris Lietuvoje kainuoja 21,99 ir naudosiuosi jo dar maždaug 6 savaitės. Taigi visi galite tai išbandyti šiandien, apačioje pasidalinsiu nuorodą, kurią lengvai paspaudę galėsit išbandyti Gemini Advanced visiškai nemokamai. Pradėkim nuo susipažinimų su Gemini, nuo paprastų nustatymų. Taigi čia matom, kad yra settings, nustatymai ir galim Gemini pakeisti, tarkim, į juodą temą. Na, kai kuriem labiau patinka juoda, kai kuriem balta. Tarkim, dėl šio video galim palikti, kad ir juoda bus, lietuviškai sakant, lengviau ant akių. Taip pat yra galimybė įjungti arba išjungti extensions. Tai yra galimybė naudotis Gmail, Drive ir Docs. Reiškia, Gemini galės rasti failus, juos naujai sukurti. Kas liečia YouTube, galės ištraukti informaciją iš YouTube'ės filmukų ir, kaip vėliau pamatysim, netgi sukurti viktorinas remintis tais filmukais. Pirmas momentas, kodėl Gemini yra geriau nei ChatGPT, tai kad Gemini dirba tiesiogiai su Google dokumentais. Ir, mes galim rašyti, interpretuoti, trumpinti, paaiškinti ir panašiai, kas labai padeda produktyvumui. Ir kaip pavyzdys, pradėsim nuo to, kad pademonstruosiu, kaip Gemini veikia su Gmail ir viskas, ką mums reikia padaryti, rašyti @Gmail ir tuomet įrašyti kažkokią užklausą. Gemini supranta lietuviškai, taip pat bendrauja lietuviškai, todėl galime paklausti lietuvių kalbą. Ir pirmoji mano užklausa Gmail, tai prašau rasti visus laiškus iš Meta, kuriuose yra sąskaitos už paslaugas. Ir kaip matom, štai taip paprastai įrašęs užklausą, gavom elektroninį laišką ir jį mums netgi perskaitė. Tai ženkliai paprasčiau nei naudotis tiesiog Gmail, nes Gmailas, jis neįtin skaito, kas yra laiškuose, o ypatingai negali paskaityti prisektų dokumentų. Gemini visą tai gali. Dabar jeigu štai čia paspausiu šį garsiakalbio mygtuką, jis perskaitys mums laišką. Radau 1L laišką iš Meta, kuriame yra jūsų sąskaita už paslaugas. Tema – jūsų Meta skelbimų kvitas. Paskyros ID – 289 trilijonai 745 milijardai 100. Balsas yra pakankamai dirbtinis ir man asmeniškai ko gero greičiau paskaityti pačiam, nei klausytis, kaip tai labai lėtai ir dirbtinai daro Gemini. Tik norėjau parodyti, kad yra tokia funkcija ir ją galite naudotis. Taigi, pradėkime naują pokalbį, paspausdami New Chat ir dabar pabandysim pasinaudoti Google Drive. Parodysiu, kaip tai įmanoma. Jau rašom ir vedam Google Drive, ar ne? Ir mums išfiltruoja iš visų Google Workspace ir parenka tai, ką mes norim pasirinkti. Dabar paprašiau, kad rastų visas knygas apie ChatGPT. Praeituose video esu pasakojęs, kad rašiau knygas ir talpinau jas Amazon KDP. Tai šiuo metu randa kai kurias knygas, kurias esu parašęs ir publikavęs Amazon. Tai kaip matom, yra keletas knygų, tai
ChatGPT Goldmine ir netgi apibūdina, reiškia, perskaito patį PDF failą ir perskaito apie ką ši knyga. ChatGPT Tutorials, Midjourney ir taip toliau. For Developers. Na, tų knygų turėjo būti gal kokios 8, rado 4. Jei pratęstumėm paiešką, paprašytumėm, kad rastų ir kitas knygas, Gemini puikiai su to susidarotų. Dabar parodysiu, kaip rasti kažkokią medžiagą. Jūs pamenat, kad darėt kažkokį failą, tačiau nepamenat, kaip jį pavadinot. Tik atsimenat kontekstą, ar ne? Aš apart to, kad kuriu video apie dirbtinį intelektą, dar taip pat dirbu ir vairuotojų mokytojų. Reiškia, mokau vairuotojus iš artimųjų rytų, vairavimo subtilybių, darbo poilsio režimo ir panašiai. Tai visai nesenai kūriau programą, mokymo programą skirtą eko vairavimui. Tačiau nepamenu, kaip aš pavadinau tą failą, todėl galim vėl užsiklausti Google Drive. Tiesiog paklausiau Google Drive, ras dokumentą apie eko vairavimą. Ir vėl, kaip matom, Gemini jungiasi prie Google Workspace ir štai rado failą pavadinimu eko mokymai ir, jį išvertė. Tas failas buvo lietuvių kalba, bet, Gemini kartais nori išversti angliškai ir papasakojo, kur yra tas failas. Ir dabar aš, jeigu norėčiau peržiūrėti patį failą, man tiesiog reikėtų paspausti šią nuorodą, eko mokymai ir failas, kurio neradau, bus rastas. Čia, kaip matom, galim mes pasidalinti šią informaciją, galim eksportuoti dokumentus mūsų radinį, arba galim sukurti laiško šabloną tiesiai iš šio atsakymo. Tarkim, jeigu mes ieškojom kažkokio dokumento, kuris skirtas klientui, neradom, Gemini pagalba radom ir galim tiesiogiai siųsti elektroninį su nuoroda į tą failą. Ko man dar patinka Google Gemini, tai jo galimybė paaiškinti dokumentus ar paveikslėlius. Būtent šiandien tai pademonstruosiu. Susiraskim kažką, tarkim, Lietuvos statistiką, ar ne? Imigracija ir emigracija, mėnesinė statistinė informacija. Prasiūskim šitą paveikslėlių. Mes pradėkim naują pokalbį. Įkelkim šį paveikslėlį su kažkokia tai statistinė informacija. Aš tiesą sakant, jo net, kol kas nelabai žiūrėjau. Ir paprašysiu, kad Gemini paaiškintų, kas pavaizduota toje grafikoje. Ir kaip matom, Google Gemini išanalizavo mūsų pateiktą paveikslėlį, kurio aš nežiūrėjau, bet manau reikėtų pažiūrėti ar suprasti, ar tikrai apie tai buvo kalba. Tai yra imigracija ir emigracija, medicininė statistinė informacija. Ir čia yra metai ir yra ko gero žmonių skaičius, spėčiau. Ir matom, kaip Google Gemini tai interpretavo. Tai yra laikotarpis nuo 9 iki 11 metų. Ir rodo, kaip kito emigracija ir imigracija Lietuvoje, kaip matom, žalia linija, kiek emigravo į Lietuvą, o čia kiek emigravo. Tai primityvi grafa. Gemini susitvarko su daug keblesnėm užduotim. Tačiau pasirinkau šį paprastą pavyzdį, kad parodyt, kad Gemini su to susitvarko puikiai. Tarp kitko, kai Gemini atsako, jis būna paruošęs 3 atsakymus. Pirma, jo manymu geriausia jisai parodo ekrane, o paspaudę Show Drafts galim pamatyti kitus jo atsakymus. Paspaudę šį ratuką galim tikėtis kitokio atsakymo, galbūt tikslesnio, galbūt ne. Tai kaip pavyzdys galim pasispausti Draft 2, čia paaiškina šiek tiek kitaip, o trečias būdas paaiškinimas dar trečioju būdu. Jei paspausim regeneruoti, turėsim dar kitokių variantų. Jie galbūt nelabai skirsis, tačiau gali būti ištaisyta klaida ar kiti momentai. Tai, manau, labai naudinga funkcija dėl to, kad nereikia, jei jums nepatiko užklausa, jums nereikia jos iš naujo parašinėti. Tiesiog pasižiūrėt į draftus ir galbūt rasit kitą atsakymą, kuris jums labiau tinka ir patinka. Būtinai išbandykit šitą funkciją. Taip pat vertėtų nepamiršti, kad mes galim tęsti pokalbį.
mes gavom atsakymą, kas pavaizduota šitoj grafui, tačiau mes toliau galim užduoti klausimus ir lyginti, tarkim, su šia diena. Aš galiu paklausti, kaip tai pakito tarp 20 ir 24 metų. Ir kaip matot, gavom visą mūsų dominančią informaciją. Galim patirinėti, kaip kito emigracija ir migracija šiai dienai. Ir netgi sulyginti su mūsų grafa. Taigi nebijokit klausti, nebijokit toliau aiškintis. Kaip matėme šiame pavyzdyje, Gemini gali padėti atlikti įvairius tyrimus. Tačiau galbūt mes nežinom, kaip tiksliai Gemini paklausti. Bet čia dar vienas momentas, kad mes galim Gemini paklausti, kaip jo reikėtų paklausti. Taigi, užklausim, kokią tipo užklausą aš turėčiau pateikti Gemini, kad jis man padėtų apibendrinti straipsnius. Ir štai turim pavyzdžius, kuriuos pateikė Gemini, su pagalba, kaip jo reikėtų klausti. Tai kaip matom, tiesiog galima paprastai paprašyti, kad apibendrintų šį straipsnį. Arba pasakoti man apie šį straipsnį trumpai. Arba kokie yra šio straipsnio esminiai punktai. Toliau raktažodžiai, apibendrinimai su klausimais, kūrybiniai apibendrinimai, padarimai, pavyzdžiai ir panašiai. Na, kaip matot, mes tiesiog galim mokytis klausdami Gemini. Ir tarp kitko, Gemini yra labai galingas mokymo įrankis, bet ko jūs norite mokytis, ar tai kalbos, ar programavimas, ar bet kokias sritis, kuri jūs domina. Taigi, šiuo momentu dėja turiu nutraukti šio video filmavimo, nes Google Gemini pradėjo spyriotis ir nebenori daryti absoliučiai nieko, ką aš jau norėjau parodyti, o parodyti norėjau dar labai daug. Tai galimybė apibendrinti PDF failus, ieškoti ir atlikti tyrimus interneto pagalba, įvairių mokslinių straipsnių pagalba ir panašiai. Norėjau parodyti, kaip galima iš YouTube filmuko padaryti viktoriną, kaip daryti dokumentus, kaip padeda su Google Docs, kaip padeda su Google Sheets, Excelio analogu, ar ne, kaip daryti lenteles ir panašiai. Taip pat kaip kurti spūdingas prezentacijas su Google Slides ir taip toliau. Bet visą tai paliksim antrai daliai. Tikėkime, kad Gemini atsigaus ir nebesispyrios. Taigi nepamirškite užsiprenumeruoti, paspausti nykščių, pasidalinti su žmonėm, kuriem galbūt tai yra aktualu. Ir tuomet susitiksim antroji daly, kurioj parodysiu Google Gemini Advanced, tikrai Advanced funkcijas. Tad ate, iki sekančių video.